Esam žieminių kviečių lauke. Šiuo metu vykdom pirmą tręšimą, atiduodam skystas trąšas kas. Šitam būtent šiam lauke sėja buvo atlikta labai vėlai. Dirvožėmis buvo beprotiškai sausas. Prieš tai čia buvo daugiametės pievos ganyklos. Tai todėl dabar tas vaizdas nėra toks džiuginantis. Bet ekspertai agronomai sako, kad viskas gerai. Na, iš tikrųjų, tai įvertinus visas tendencijas praėjusių metų, šių metų, iš tikrųjų, tai žiūrint į gamtą, drėgmės stygius jau matomas jau šiuo metu pavasarį, kas iš tikrųjų yra nebūdinga, pavasarį turėtų būti tos drėgmės. Ir pasižiūrėjus į laukus, kad drėgmės nebuvimas visose laumuose yra sausa, visur viskas dulka. Tai neaišku, koks bus tas toliau pavasaris, iš tikrųjų, jeigu bus tokia ir vasara, tai drėgmės tikrai bus per mažai.